Sveiki visi, šiandieną Katalikų TV laidos Mano pasaulis svečias Virginijus. Jis yra tikybos mokytojas, teologas, papasako šiandieną mums apie Adventą, kaip jam pasiruošti ir iš viskas yra Adventas. Sveiki, Virginijau. Sveiki gyvi, mėly ir brangus Advento dienos žmonės. Adventinio laukimo keliu mes nenumaldomai artėjame šventosios Kalėdų nakties link, kuomet švęsime ypatingą įvykį – Dievo tapimą žmogumi. Brangiai, Kalėdų stebuklas liudija, kad Dievas myli kiekvieną žmogų, nesvarbu, kas jis bebūtų, nesvarbu, kur jis bebūtų ir nesvarbu, koks jis bebūtų. Brangieji, Kalėdos tai ženklas, kad kiekvienas iš mūsų šiame pasaulyje taip pat turime nuveikti kažką labai svarbaus ir labai didingo. Na, o ką didingiausio žmogus gali nuveikti žemėje, tai visiems turbūt mums aišku, kad mylėti. Meilė kiekvieno yra iš mūsų pareiga ir pašaukimas, galimybė, sakyčiau, tapti laimingu. Ir kiekvienas tai galime padaryti, šituo keliu eiti. Ir kaip žinia, šis kelias veda į kur? Ogi į evangelinę tiesą, kurioje ir prabyla Kristaus gimimo istorija. Labai gražiai. Taigi, pradėkim gal iš karto už temos, truk už vadžių. Tai kas būtų iš viso tas Adventas? Kas tai per renginys, šventė, ar apeigos kažkokios ypatingos? Taip, mes visi puikiai žinome taip pat, kad iš lotynų kalbos išvertų žodį Adventus reiškia atėjimą, artėjimą. Taigi tai toks reiškia ir atėjimo, artėjimo ir laukimo metas, budėjimo metas. Taip, kada mes visi, pasiruošę, tarytum suklusę ar ne, maldoje budime, laukiame Jėzaus gimtadienio pirmiausiai, ar ne, Jėzus jau yra atėjęs, praeityje ar ne laike, tas atėjimas jo, artėjimas yra trejopas. Jau jis yra įvykęs, dabar mes švenčiame Jėzaus gimimo dieną, taip pat reiškia jis ateina dabar, kiekvieną kartą, kada mes švenčiame visi drauge susirinkę šventąsias mišias, tada išgyvename jo taip pat artumą atėjimą maldoje, bendrystėje ar ne vienas su kitu. Na ir trečiasis tas etapas, sakytumėm, tai yra, reiškia, parūzija laikų pabaigoje, kada yra pasakęs pats Jėzus, kad laikų pabaigoje jisai grįš teisti gyvųjų ir mirusiųjų, ar ne? Taigi tas laukiantis mūsų visų jo meilės teismas. Taigi va toks trejopas jo laukimas ir jo atėjimas ir artėjimas. Supratau. Na, o kaip bažnyčia? Kažkas ypatingo vyksta bažnyčioje per Adventą? Ar vis tiek eilinės tada mišios? Taip. O ką išgyvena bažnyčia? Bažnyčia išgyvena naujus liturginius metus. Taip, mes visi pabaigiam savo kalendorinius metus, ar ne? O bažnyčia į pirmąjį Advento sekmadienį pradeda naujuosius liturginius metus su pirmojo Advento sekmadieniu. Taip pat visos bažnyčios reiškia pasipuošę kuom Advento vainikais, kuriuos mes taip pat ir turim savo namuose. Tai va, tai Advento vainikas, ar ne, kuris taip pat simbolizuoja amžiną gyvenimą, ar ne, tas jo reiškia apskritimas, simbolizuojantis amžinybę, žalia ta eglių spalva, ar ne, taip pat simbolizuoja amžiną gyvenimą ir 4 Advento žvakės, kurio žymi tą laiką, ar ne, tų 4 savaičių Advento, 3 violetinis ir 1 rožinį. Tai va, tai jos reiškia mus taip pat, mes uždegam kiekvieną sekmadienį po vieną tą žvakę ir taip po truputį pamažu artėjame prie šventosios Kalėdų nakties. Taip, o kas jums asmeniškai įdomiausia per Adventą? Gal turit kažkokią ypatingą tradiciją šeimoje? Taip, Adventų tas metas, jau kiek prisimenu nuo pat vaikystės, nuo mažų dienų, tai būdavo toks ypatingos rimties metas. Nors tai yra džiaugsmingas laukimo metas, ar ne, mes išgyvenam tą Adventą kaip tokį
švenčiam džiaugsmingą laiko ir laukimo metą, tačiau jis yra kupinas rimties, to pasiruošimo ar ne, tam reiškia šventosioms kalėdoms, Jėzaus gimtadieniui. Ir tas metas yra, kada, ir pasninkų laikomis penktadieniais, sutaupydami ar ne kažką, kada vėliau galėsim, reiškia, pasidalinti tuo sustokojančiais. Tai jau čia ateina nuo pat vaikystės, kiek tik prisimenu, reiškia, pasninkas, man jau nuo mažens tai nėra tik tai kažkokių, reiškia, skanių valgių nevalgymas, ar ten mėsos produktų kažkokių nevalgymas, ar saldumynų, bet taip pat yra ir sutaupimas, kad galėčiau pasidalinti, reiškia, sutaupęs sustokojančiais savo, artimaisiais ar svetimaisiais. Jau mes, sako, galime laikytis pasninkų ir per pasninką nevalgyti mėsos, tačiau galime labai lengvai ėsti savo brolius ir seseris, ar ne? Teisingai, labai išmintingai pasakyta. Ir kas yra svarbu, malda, taip pat tame budėjime, tame, reiškia, laukime, aš neįsivaizduoju jo kitaip to laiko, kaip su malda. Ir, reiškia, koks yra gražiausias budėjimas, tai budėjimas žmogaus šalia žmogaus, ką mes va ir dabar, ar ne, darom, reiškia, gražus toks bičiuliškas mūsų pokalbis. Tai irgi, reiškia, yra toks ženklas labai gražus to adventinio laukimo, pasišnekučiuot ar ne apie tai, prisimintai pabūt. Taip. O kaip, nežinau, dar kažkaip bažnyčia veikia per adventą? Gal labiau, kaip ir sakote, jūs asmeniškai šeimoje pasidalinat, paaukojate, o nepasiturinčiam, o bažnyčia kažkokias veiklas tokias organizuoja, ar čia jau priklauso nuo kiekvienos parapijos atskirai? Taip, aišku, kiekviena parapija, aš manau, turi savo reiškia, tradicijas, bet kas yra bendra visose, tai vis tiek, reiškia, ir vyksta rekolekcijos. Mes žinom, kad per daugumą parapijų, ar ne, kada žmonės taip pat kviečiami, reiškia, tokiam sustojimui, apmąstymui, ar ne, savo nueitų kelio, paprojektuoti į ateitį, ar ne, ką aš galėčiau patobulinti, pakeisti, kas gal kažkur man ten trukdo ar blokuoja, tai tuos, reiškia, tą kelią padaryti tokį, kaip sakyt, tiesesnį, šviesesnį, teisingesnį, tai tuos dalykus labai iš tikrųjų kviečia, aš manau, ir dvasiškiai, ir sielovadininkai, ir mokytojai. Mes, kaip tikybos mokytojai mokyklose, taip pat ruošiam su mokiniais rekolekcijas, kad, žmogus galėtų stabtelt, apmąstyti ir reiškia, atlikti išpažintį sakramentinę ar ne, ir pasiruošti, reiškia, ne tik išoriškai su gražiais ten blizgučiais kažkokiais, bet ir savo, reiškia, sieloje, kad tai būtų, irgi, kaip sakyt, nuvalyta, kas ten buvo, voratinkliai visi nuimti, tai jo, kad lengva būtų, taip, kad šventiška. Va, paminėjot mokinius, o tai kaip mokyklose mokiniai reaguoja į tokį artėjantį laikotarpį, šiaip be to jau prasidėjusi laikotarpį, teisingai reikėtų sakyti, šiandieną gruodžio 1, tikėkime ir laida išeis 1 dieną, kad būtų aktualu dar visiems. Tai kokios mokinių reakcijos yra į adventą, į tą laukimą kalėdų? Mokiniai, kurie yra pasirinkę tikybą, tai, kaip sakyti, daugiau mažiau jie yra su tuo susipažinę, orientuoti ir iš namų galbūt, ar ne, yra tradicijos ir mokykloje, ir jiems tai nėra naujiena, jie žino, kada pradedam apie tai kalbėti, jie yra, taip sakyčiau, tikrai pasiruošę iš tikrųjų ir puikiai supranta, koks tai per laikas, ką mes turim atlikti ar ne. Mes turim dar, reiškia, dažnai aš skatinu, kad pasidarytumėm ne tik adventinius kalendorius su saldainiais ir šokoladukais, bet kad tai būtų dar padarytas ir gerų darbų kalendorius, ar ne, kažkokių gerų kilnių pasiryžimų. Tai tiek dirbdamas parapijose su vaikais, su jaunimu ir mokyklose, aš šito prašau ir raginu, kad, reiškia, jie pasigamintų kalendorius, kuriuos pasikabintų namuose kažkur matomoj vietoj, ar tai prie šaldytuvų su kokiu magnetuku, reiškia, prisispaustų tą kalendorių ir tenai kasdien susirašė savo, reiškia, gerų pasiryžimų tokį planelį, ir pasižymėtų prie ją, ką aš išpildžiau šiandien dienos bėgyje, o ko neišpildžiau, kur dar man reikia pasistengti. Tai mes taip tą tokį laiką išgyvenam
na taip, aktyviai tobulindamiesi, taip, Dar šlifuodami. šlifuodami, taip. Vis tiek paskui dar kažkokią aptarimą klasėje bendrą. Taip, taip, mes kiekvieną kartą, net susitikę ir kiekvieną kartą ir parapijoje su jaunimu ir vaikais, ir mokyklui su mokiniais, kažkaip, na, kiekvienos pamokos eigoj prisimenam, kaip mums sekas ta kelionė adventinė, kaip mes einam link tų šventųjų kalėdų, kaip sekasi pasiruošti. O vis tiek ir mokykla, aš taip įsivaizduoju, irgi puošiasi tiek klases, tiek aplinką kokią. Tai kaip su dekoracijom, kokios vyrauja mintis, kaip puoštis, kaip daryti, ar iš viso tai dar be to šiai dienai ar yra aktualu, nes miestai puošiasi eglutės ir panašiai, tai tapę tokios simboliai, ar mūsų tikėjime eglutė ką nors simbolizuoja, ar turime tokį ženklą? Taip, mokyklose taip pat jau yra sena tradicija, ar ne? Mes atsimenam iš savo laikų, ar ne, kada, tik aišku, pas mus būdavo trupučiuką viskas vėliau, ten prieš pat ryškia kūčias, ar ne, mes ryškia prieš kalėdas puošdavom gal likus keliom dienom, dabar yra truputį viskas paankstinta, bet nematau tame nieko blogo, kada tas tamsusis toks, ar ne, metas, na, gamtoje, tai kuo daugiau to šviesos ir kaip sakytų, lempučių gražių degančių, tai nematau tame nieko blogo, tai iš tikrųjų praskaidrina irgi mūsų ir mintis, ir žvilgsnius, ir nuotaikas, ar ne. Tai mokyklose taip pat jau iš anksčiau pradeda puoštis, taip, aišku, dominuoja ir advento vainikai yra tikrai, galbūt ne kiekvienoj klasėje, bet žinau, kad ir mokykloje yra, reiškia, vienas tai tikrai, mes kabinete turim kitą, reiškia, vainiką, bet būna, kad ir klasėse mokiniai pasipuošia ne tik namuose, reiškia, advento vainikus ir taip pat puošia, na, kiek matau, tai būna papuošta kartais kokia maža eglutė, netgi netikra būna, dirbtinė, bet daugiausia tai eglės šaka, kuri ir kvepia, žinot, ir tas jos kvapas, ar ne, tas žalumas, na, mus priartina prie tų švenčių nuotaikus. Tai ir šiaip mokiniai labai, kaip sakyt, kūrybingi, gabūs, jie kuria ir savo žaisliukus įvairiausius iš įvairių, reiškia, medžiagų ir jais papuošia. Tai taip pat būna labai, na, įvairiausių idėjų ir įvairiausių, na, tikrai išgalvota, tiesiog išanalizuota, kaip papuošta savo klasę ar kabinetą, mokyklą, įvairių idėjų, tai labai gražu. Aš net neabejoju, kad mokiniai yra išradingi, o tai gal dabar galvoju pereiti reikėtų link jūsų namų, kaip jūs namuose visą švenčiat, kaip ruošiatės, kokią nuotaiką vyrauja, pasakojat, kad rimties labiau, o šiai dienai ar kažkas yra pasikeitę, ar kažko naujo, gal naujas tradicijas kažkokias įvedėte? Na, aš prisimenu nuo pat savo vaikystės dienų, kada mes namuose taip pat dar, kai buvom vaikai, su sesė savo Danguolę, tai prisimenu, eglutę visada puošdavom taip, kiek mes buvom vaikai ir tai darydavom visada kažkaip tai kūčių tą dieną. Ryte, jo, žinau, kad su tėčiu važiuodavom į mišką, parsiveždavom tą, išsirinkdavom eglutę ir pasipuošdavom ir visi namai tada pakvipdavo tais ir iškia eglės sakais ir iškia, žinau, mes tada puošdavom ir saldainiai būdavo, ir žaisliukai taip pat, bet būdavo mūsų močiutis, kažkaip duodavo patarimą, kad ir saldainiais papuošti, ir netgi obuoliais, atsimenu labai gerai. Ir mes kartais pagudraudom kaip vaikai, likdavom tos eglutės kabūti tik saldainių popieriukai, o jau tie saldainiukai sakydom, kad peliukai gal surinko, o mes su sesė tie peliukai būdavom, kaip nematydavau nei tėveliai, nei močiutis. Tai va. Jo, tai puošdavom eglutę, bet dabar tai arba laukia papuošiam, reiškia, na, netgi dabar ir beržą esu papuošęs prieš keletą metų. Tėtis prisimenu stebėjusi, kad kas čia per eglį. Virgi, sakau, nu, kokius kalėdus tokį eglį, tada labai buvo šilta kūčių ta diena ir kalėdus tokius pavasariškus. O šiaip tai šaka eglis namuose, nes nu, jau nėra poreikio tos didelės eglis puošti. Užtenka ir mažų simbolių. Jo, kažkaip suaugę žmonės jau dabar, aš kaip galvoju, labiau ne į atributiką kažkokią kreipia dėmesio, į jausmus, į nuotaiką ir savijautą. O kaip jaučiatės pats, ar jaučiate tą kalėdinę dvasią? Kad... Taip, aš ją labai jaučiu
visuomet išgyvenu kažkaip tai, kas metai galbūt skirtingai, unikaliai. Aš tokį turiu dar ir pašaukimą irgi nuo pat savo, reiškia, 12 metų amžiaus, kada pradėjau kažkaip žmonėm nešti džiaugsmą ir patarnauti kaip Kalėdų senelis. Tai reiškia, taip pat sukuosi, kaip sakytose, švenčių akimirkose, ar ne, pats jas ir kuriu ir atnešu, reiškia, tą džiaugsmą, tik visuomet, reiškia, kada žmonėm atvykstu patarnauti kaip Kalėdų senelis, aš primenu, kad dėmesio brangieji, šventos Kalėdos, tai yra ne Kalėdų eglutė šventi ir ne Kalėdų senelių. Nors visi vaikai šaukia, kad oi, mes laukiame Kalėdų senelių, laukiame Kalėdų, tai ko vaikai laukiat per Kalėdas? Kalėdų senelių ir dovanų. Tai aš būdamas, reiškia, jiems Kalėdų seneliu visada primenu, kad tai yra Jėzaus gimimo dienos šventė, ar ne, kad tai, jo šventė. O mes, reiškia, kaip sugalvojam savo, reiškia, visokiausiais išradingumo būdais, kuriam tą šventę, kad pagerbtumėm jį, ar ne, kad pagarbintumėm, kad tai pasveikintumėm, bet kad nenukreiptumėm savo žvilgsnių nuo tų žemiškųjų žaisliukų, ar ne, jau kad tai netitrauktų mūsų dėmesį nuo tos tikrosios Kalėdų šviesos, kuri ir yra pats Jėzus. Kad ta šventė Kalėdų, tai ne eglutės ir ne Kalėdų senelių, čia nesumaišykim, tai jo. Bet iš kur kilo tas Kalėdų senelis? Vis tiek tai yra atėję iš kažkur. Man atrodo, kažkada pasakojot, kad kaip tik iš šventųjų, kad buvo šventasis Kalėdų senelis. Tai gal galit plačiau papasakoti? Taip, mes puikiai žinome visi, kad šventasis Mikalojus yra tas pradininkas, ar ne, kuris ir atnešė, reiškia, to senelio tokį pavyzdį į bažnyčią, ar ne, į tikinčių žmonių pasaulį. Jis būdamas, reiškia, vyskupu, apsirengęs raudonais rūbais, naktį keliaudavo surinkęs dovanų įvairiausiais pavydalais ir žinodavo, kur gyvena nepasiturinčių šeimos, keliaudavo ir tuos žmonės apdovanodavo, kad juos pradžiugintų, kad, reiškia, per Jėzaus tą gimtadienį ir ištiktų ir juos, ar ne, apdovanojimas ir džiaugsmas ir ant dovanų, tai labai graži tradicija iš tikrųjų. Aš prisimenu, kaip aš buvau dar mažas vaikas, pas mus ateidavo mūsų kaimynė, apsirengus, papuošta mama papuošdavo ją Kalėdų seneliu ir taip aš kažkada radau tuos rūbus, reiškia, namuose, ūkiniam pastate prisimenu ir tada mamos klausiau, sakau, mama, bet tas Kalėdų senelis, žiūrėk, dėmesio, tai reiškia, kaimynė mūsų buvo. Mama taip nusijukinė, nei patvirtino, nei paneigė, bet aš viską supratau. Ir man tada toks noras kilo, galvoju, o kaip smagu iš tikrųjų, koks gražus, toks džiaugsmingas išgyvenimas, kad ateina tas, reiškia, Kalėdų senelis aplanko ir žinau, kad mes buvom taip išmokyti šeimoje, kad ne tik laukiam, kad atneštų Kalėdų senelis mums dovanų, bet jau nuo pat mažens mūsų mama taip, reiškia, auklėjo, ugdė, kad ir mes turim paruošti dovanas ir apdovanoti Kalėdų senelį, ko šiaip paprastai nelabai matau, kad būna kartais, bet labai retai. Tai mes taip pat ruošdavomės, reiškia, tam atvykimui to Kalėdų senelių, tam vizitui ir mes su sese gamindavom dovanėlės kažkokias, ten atvirukus užrašydavom, dar kažką surinkdavom kažkokių ten, ar saldainių, ar mandarinų į maišelį ir mes suruošdavom dovanėlės, taip pat įdėdavom gavę iš Kalėdų senelio dovanų, mes padovanodavom ir jam įdėdavom dovanėlės, tai atsilygindavom už tą aplankymą. Šiaip iš tikrųjų labai graži tradicija, ne tik kad gauti, bet ir duoti. Taip, tai buvom auklėjami, taip, kad ne tik tai aš, kaip tas drakoniukas, tik man viskas iš visų pusių, bet ir mes turėdavom pasiruošti ir dovanų taip pat. O mes čia taip kalbam apie tos simbolius, tai visai pamiršau paminėti, kad prakartėlės puošiam. Jau vis tiek tapęs kaip simbolis tas tvartelis, tai ką galite papasakoti plačiau apie prakartėlę? Mes, aišku, ir parapijų, ir mokyklose taip pat dalyvaujam konkurse prakartėlių ir ruošia mokiniai, kiekvienas mokinys su savo šeima namuose ruošia, reiškia, prakartėlę, pasirenka iš kokių ten medžiagų gaminti. Ir mes sutarė, kad į mokyklą atneš, pabus dar mokyklui ta paroda savaitę, kokią laikų, gal net ilgiau.
Ir iš mokyklos, reiškia, atrinksime pačias originaliausias, nesakau, kad gražiausias, nes, negalima taip mokiniam pasakyti, kad čia šitus yra gražiausius, o ten jūsų nelabai pavykę, bet kartais išsiskiria kitų savo originalumu, tai tas originaliausias mes atrinkę taip pat nuvešim į parapijas ir ten dar bus taip pat jų paroda. Tai ruošiasi, taip pat gaunu į tą dienyną tėvelių netgi laiškų sulaukiu, jie prašo irgi patarimų, pakonsultuoti ir... Taip, o kas įeina į tą prakartėlę, kas simbolizuojama? Nes vis tiek žmonės ir miestuose eina, mato papuoštą prakartėlę, supranta, kad ėdžiose bus kūdikėlis Jėzus, bet kas ten per kitos personos stovi šalia, turbūt net neįsivaizduoja. Mūsų mokiniai, kurie gamina ir kurie reiškia ruošiasi tų prakartėlių reiškia gamybai, mes jau esam ir kartu išstudijavę viską, ko puikiausiai, jų paklausus, jie visi rankų miškas ir atsakymas, kad pirmiausiai tu turi būti Marija, Šventoji Marija, Juozapas ir tada kūdikėlis ar ne, kad jisai gimė tarp gyvulėlių tame, reiškia toje uoloje, tame Betliejaus tvartelyje ir kad reiškia žvaigždė ar ne tada jam gimus suspindo danguje ir atskuba iš laukų piemenis, pamatė tą žvaigždę ar ne, atbėga jį pagarbinti, paskui piemenis atbėga ir jų gyvulėliai, kurie tuo metu buvo laukia ir ganė tuos gyvulius, ir ateina 3 karaliai ar ne, 3 išminčiai, iš rytų šalies nešini dovanomis, auksus smilkalais ir myra, ir jie taip pat pagarbina kūdikėlį užgimusi ir namo grįžta jau kitais keliais negu atėjo dėl to, ką Erodas buvo paruošęs. Taip. O tai čia tokios karališkos dovanos, gal galite papasakoti, ką kiekviena simbolizuoja? Taip, tai auksas simbolizuoja ryškę dieviškumą, kadangi kūdikėlis Jėzus yra Dievo sūnus, tai jį reiškia pagerbiant ir pagarbinant atneša auksą ar ne, kaip dieviškumo, tokį ryškę simbolį, taip pat atnešama smilkalai, kuriais taip pat mes ar ne, sako, mūsų malda yra kaip smilkalų dūmai, kurie kyla reiškia link Dievų, kad jį taip pat pagarbintų, ir myra, tai tas šventas aliejus ar ne, kurio būdavo patepami pranašai ir karaliai, taip pat kuris simbolizuoja reiškia ir Jėzaus, ir dieviškumą, ir karališkumą, tai jam ir skirta būtent šitokios dovanos. Tai. Kai kas nežino, kas yra myra ir galvoja, kad tai kažkoks gėrimas buvo net ir vaikų tarpe, kartais mes prisijuokiam, sulaukia įvairių atsakymų, jo vaikai, kas auksas yra, žino jau, kartais sidabrą dar šalia auksų paminė, taip, tada reiškia smilkalai, kas yra, žino jie, pagal tuos indiškus, kurių namuose turi, bet aš pasakoju, iš ko jie pagaminti tie indiški smilkalai, tai sakė, ne, reiktų juos iš namų kažkaip išneždinti, o myra kažkaip čia yra sudėtingiau, bet jau mes išsiaiškinę esam. Tai. Supratau. Kaip ir viską apkalbėjome, paminėjome. Taip, kad reiškia, kad tai yra laukimas ar ne, kad simboliai yra ir prakartėlė ar ne, ir advento vainikas, ir malda, išmalda, pasninkas, tie dalykai, turbūt kertiniai, patys svarbiausi, ir eglutė ar ne, ir kalėdų senelis, kurie yra kaip pirštas, kurie rodo į ką, į tą tikrąją kalėdų šviesą, kuri prieš 1000 metų sužibo Betliejuje, patį Jėzų. Ačiū Jums, kad atėjote, ačiū, kad papasakote. Ir aš atsisveikindamas noriu dar pasakyti kažkada vaikystėje išgirstus žodžius, tokį palinkėjimą iš savo močiučių, kurį man yra jos pasakę, jeigu nori būti laimingas, laimę neš kitiems, nes jį tyliai paslaptingai grįžta mums patiems. Visiems gražaus laukimo, budėjimo, ir to džiaugsmingų šventų kalėdų ryto.